Archeologinių kasinėjimų metu rasti elementai pasakoja mums apie seniausius vaikų žaislus. Vaikai žaidė su akmeniniais, moliniais, mediniais žaislais, taip pat su žaislais pagamintais iš įvairių pluoštų, siūlų. Su laiku žaislai tobulėjo, tačiau rankų darbo žaislais vaikai žaidė dar ir 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje. Juos pagamindavo tėvai ar seneliai, o kiekvienas suktelėjęs vaikas žaislus mokėjo pasigaminti ir pats. Berniukai daugiausia žaidė su mediniais ar moliniais žaislais, o mergaitės su lėlėmis, pasiūtomis ar tiesiog susuktomis iš siūlų, audeklo ar kokios kepetaitės. Su tokiomis lėlėmis vaikystėje teko žaisti ir tautodailininkei Astai Milčiuvienei. Jai tokias lėlės susukdavo močiutė. Patirti įspūdžiai jau vėliau paskatino Astą pačią kurti lėles. Ir štai jau 20 metų jis siuva lėles iš natūralių medžiagų. Lėlės tai atėjo su močiute, mes dviesi, mama, kai būdavom namuose, tai jinai man darydavo lėlytės iš visokių skarelių, skiautelių, vyniodavom, vystydavom, iš siūlų, žodžiu, iš visko, kas po ranka papolė. Taip tos lėlės taip ir atsirado. Nes aš tų plasmasinių lėlių faktiškai kaip ir neturėjau ir nemylėjau. O tos tokios visokios kaimiškos mielos lėlytės. O rimčiau pradėjau siūt lėlės, kaip mano Andrytė pradėjo eiti į darželį. Buvo Valdorfo grupė, kur viskas turėjo būti rankomis siūta, ar siūta, ar daryta, viskas natūralus. Ir kadangi ten labai mažai buvo tų natūralių žaisliukų, tai aš pradėjau siūti lėlytes. Tai po truputį pirmosios, aš neatsimenu mašiną, tada nemokėjau siūti. Aš pirmasis siuvau rankomis. Čia yra mano pirmoji pasiūta rankomis lėlė. Visiškai pilnai net ir siūlės rankomis siūtos, tokios išvertus matosi. Kad rankinis darbas. Sagutės iš mano vaikystėje nešioto paltuko raudono iš Vokietijos. Ten, nežinau, iš kur ten gautava. Irgi pasilikus buvau tas sagutės nuo savo mylimo drabužėlio. Įsiuvau, žodžiu, labai sena lėlė. O dabar anūkėlė atvažiuoja į vežimuką, įsideda ir vežiojasi ją. Taigi pirmoji lėlė buvo siūta rankomis, nusipiešus paprastą šabloną ant popieriaus. Pasiėmė popieriaus lapą, išsipieši rankytės, kojytės, užsidedi lėkštę ar puodelį, nusipieši apskritimą ir viskas. Ir dailintai, mano, va čia šita pirmoji, tai net šiek tiek per didelį galvytė gavosi, jinai ant popieriaus, ant šablono gavosi apvali, o kai kišosi į medvilnę tampri ir jinai pasitempė. Tai po to va, užmaskuota, kepurėlę uždėjau, paslėpiau trūkumą, bet tas pats lekalas jis labai puikiai tinka lininiam lėlėm, nes linas nėra tamprus ir visiškai kitaip. Bet tai čia visą tai su laiku atidirbau. Aš tiesiog siūdavau ir man kažkaip pavykdavo. Ir lankiau rankdarbių klubą Kraitė ir moteris, mes ten vienos kitas pamokydavom, ką mokėjom. Ir paprašė, kad aš pamokyčiau siūti lėles. Ir tada man buvo problema, kaip jas siūti, kaip paaiškinti, kaip jas siūti, jeigu tiesiog atsisėdi ir siūvi tol, kol kažkas gaunasi. Tai dariau lekalus, aiškinau, išsileidom su Kraitės klubu knygą. Ir toj knygui ten jau bandžiau išaiškyti, kaip visą tai darau. Čia. Va, lapas perlenktas, rankytės, kojytės, galytė, parauktas audinukas, jonukas ir viskas paprastai. Aš pasisiuvu kūnelį, tada pradedu akytės ir lėlė pagal nuotaiką, pagal mano nuotaiką tiesiog gaunasi veidukas. Už tai stengiuosi, kai būna blogos nuotaikos, net nepradėti siūti. Tai dar siūt, bet jau jokių būdų nepiešti veido. Nes nežinau kodėl, bet lėlės pagauna nuotaiką. Va, tokia va linksmesnė. Tai aišku, kad tikrai buvau geroj nuotaikoj. Čia mėganti, kitoj pusė veidelis. Tiesiog lėlės labai puikiai atspindi nuotaikas. Jeigu liūdna, tai ir liūdnos lėlytės, jeigu pikta, tai lėlytės piktos. Tai jeigu jau piktos lėlytės, tai geriau net nesėsti.
Kaip atrodys pasiūta lėlė, kokia bus jos nuotaika, koks bus jos rūbas, Asta sako prieš pradėdama kurti tiksliai nežinanti. Personažas gimsta kūrybos metu. Maždaug įsivaizduoju, bet galutinio varianto nežinau niekada. Kitą kartą eigoj kažką tai persigalvoju padarydama. Bet maždaug, jei angelas, tai angelas. Kažkiek tai plaukus apgalvoju, dar kažką, bet kitą kartą matai, kad priekių kažko kito norisi. Tai taip truputėlį keičiasi darbo eigoj. Nesikeičia tik viena – natūralios medžiagos. Visos Astos lėlės siuvamos iš lino arba medvilnės. Iš medvilnės, iš lino. Aš net ir lininio kamšalo turiu. Bet jau pabaigsiu, tai daugiau nebegausiu. Jo, iš lininių pakolų, kad būtų grinai pagal tradicijas. Nors aišku, tiem vaikučiam šiuolaikiniam labai gerai ir tas antiponas, jisai minkštas, įsideda į lėlytę. Bet truputėlį arčiau daugiau tradicijų. Tai ir pirmosios lėlytės buvo kitės siuvinėtos, o dabar pamėgau akriliniais dažais piešti. Akrilas jis irgi yra natūralus, jis yra nekenksmingas. Reikia tik tai su lygintuvu užlyginti pagal temperatūrą audinio. Siūti tradiciškai tik iš natūralių medžiagų Astai Milčiuvienei yra labai svarbu. Taip, labai svarbu. Tiesiog mėgstu natūralius audinius, nemėgstu sintetikus, nemalonu liestis iš tikrųjų. Vieninteliai, ką siuvu, gal ne visai iš tokio natūralaus, tai va šitie bumbuliukai aksominiai. Va tokie va. Bet jau jie, veliūras, aksomas, jisai turi turėti tokio spindėjimo, taip, nes tai yra kalėdiniai, jie jau turi truputėlį būti kitokie, kažkokie. O šiaip tai lininės, va tos mano lėlytės. Esu ir iš rožinio lino. Siūs, bet labiausiai mieliausias, bet ir pats tas linas jisai keičiasi, kai aš pradėjau siūti, jisai buvo toks mielas, tikrai 100% natūralus, tvirtas. O dabar tas linas jau keičiasi, jau jis kaip ir rašo 100% linas, bet jame tikrai yra sintetikos, net siuvimo mašina sunkiau jau jį paima, jisai skiriasi. Labiausiai Astai patinka lėlės siūti iš nebalinto lino. Jos atrodo tradiciškiausios ir labai šiltos. Kiek per tuos 20 metų lėlių yra pasiuvusi, Asta sako, jau nesuskaičiuojanti. Sudalyvauta daugybėje parodų Lietuvoje ir užsienyje. Sulaukta daug malonių įvertinimų. Kažkada tai skaičiavau, po to pamečiau skaičių, o dabar jau net ir nebesvarbu, nes iš tikrųjų aš lėlės, kurių tiesiog vidinį tokį poreikį jaučiu. Man patinka, kai žmonės džiaugiasi. Gal yra tokių, kuriem nepatinka mano lėlės, tai irgi kiekvienas atsirenka, kas jam labiau patinka. Aš su tom lėlytėm savo įstojau Tautodailininkų sąjungą jau 20 metų turbūt. Irgi esu sudalyvavus ne vienoj parodoj ir savo personalinėje ir bendrose parodose. Esu sudalyvavus gavus pakvietimą iš Japonijos. Japonijoje esu sudalyvavus. Labai džiaugiausi, mano lėlytė buvo net ant plakato, ten to lėlių festivalio. Viena laukiamiausių Tautodailininkės parodų – tai kasmetinė angelų paroda, kurioje ji dalyvauja nuo pat pradžių. Dalyvauju kiekvienais metais, beveik kiekvienais metais dalyvauju kalėdinėje angelų parodoj, kurią kuruoja Paulius Stanišauskas. Jisai anksčiau Kauno pily buvo vadovas, dabar jisai persikėlė į Rumšiškes ir visa angelų paroda persikėlė į Rumšiškes. Tai kiekvienais metais stengiuosi sudalyvauti, tai va taip pat maždaug ir yra, kad va, čia veltas angeliukas, norėjau pabandyti iš Vilnos, aišku, ta Vilna veidas sunkiai pasiduoda, obuoliukus vėlus. Bet veidukas gal sunkiau, bet tiesiog labai buvo įdomu pabandyti. Čia irgi lėlytė va angeliukas, čia irgi jos, ir šitai yra faktiškai jos visos yra pabuvę parodoj, tik skirtingų metų. Šita tai irgi viena iš pirmųjų mano lėlių, kai užsimaniau pabandyti didelę lėlę. Čia dar su mano kepurytė uždėjau, perdariau mano Andrytės kepurytę.
Tik tais, kai į angelų parodą keliavo, tai dar dasiuvau sparniukus. Bet taip šiais metais irgi gavau pakvietimą sudalyvauti toj parodoje, dalyvausiu. Tik paroda persikėlė, anksčiau būdavo per 3 karalius ją uždaro, o dabar per 3 karalius atidarys. Tai bus laiko pasiruošti. Asta Milčiuvienė mielai išbando ir kitas medžiagas bei technikas – šlapį ir sausą vėlimą, žaisliukų iš vatos ir krakmolo gamybą – visi jie yra natūralūs ir tradiciniai. Sparniukus tai angelai šlapiuoju būdu. Tai ten nusipieši lekalą, išsikerpia ir tada apsiveli, o jeigu obuoliukas arba angelo veidas, tai sausuoju būdu. Tai ten dar ten galima dailinti iš tikrųjų, kai sausuoju būdu galima vis po truputį kažką dalipdyti ir po truputį keisti. Nu, tas sausuoju būdu tai iš tikrųjų sudėtingas, bet ir labai malonus, labai daug kūrybinio darbo. Galima keisti ir keisti. Nors esu dariusi iš vatos irgi labai daug galimybių. Musmirytės iš vatos. Susiformuoji, iš vatytės daraisi, išsiverdi krakmolo ir tada su tuo krakmolo lipdai. Dar girdėjau, kad yra greitesnis būdas su lipalu. Pabandžiau, tai man visiškai netiko lipalas. Vis tik maloniausia Astai kurti lėles. Tokias, kokias siūdavo senais laikais mūsų močiutės ir promočiutės. Jos jai mieliausios. Lėlytės taip siūdavo. Iš tikrųjų ir senovėje tiesiog tas, kas nelabai sugebėjo, arba nelabai turėjo iš ko, arba nelabai turėjo laiko, tai tiesiog susiviniodavo iš skarelių vilnonių lėliuką. O kas turėjo laiko, daugiau kas turėjo atraižėlių, kas turėjo sugebėjimų, nes ne kiekvienas galėjo ir siuvimo mašiną turėti, o rankom pasiūti lėlę tai irgi gana sudėtinga, tai tie, kas norėjo, tas tai darydavo. Aš tiesiog augau tokioj šeimoje, kur moteris mėgdavo viską daryti pačios, ir drabužiai siūtis, ir žaisliukus daryti. Tai man tiesiog buvo įprasta, kad reikia pasidaryti savo. Mano pirmoji lėlė buvo plasmasinė, tai einant pro parduotuvę mačiau didelę lėlę ir paprašiau mamos, kad ją nupirktų. Ir man ją nupirko. Aš gulėjau ligoninėje tada, po operacijos. Ir staiga jaučiu, kažkas tai šalto šalia manęs guli lovoje. Ir pakraupau, pajutus, kad tai lėlė. Mama sako, tu jos taip norėjai. Ir tada supratau, kad aš jos daugiau nebenoriu. To šalto tokio prisilietimo. Tai man tai yra toks šiltas, minkštas, gali pasiguldyti lovą, tau nenuspaus šonų, tau jinai visada bus šilta, miela. Bet čia kiekvienas pasirinkti turi savo. Meilė siuvimui, mezgimui yra Astos giminės bruožas. Meilė rankdarbiams paveldėję iš savo močiučių, mamų, žaislus kuria ir Asta, ir jos pusseserė Ramunė Milčiuvienė. Net ir kalėdinė eglutė Astos namuose papuošta abiejų moterų kurtais žaisliukais. Aš labai vertinu Ramuniukės kūrybą. Aš tikrai matau, kai vaikučiai labai džiaugiasi. Visi, kas gavę dovanėlių, jos meškučiais tikrai myli, tikrai žaidžia, tikrai jie nėra užmiršti. Ir netgi šiek tiek jai pavydžiu tokio kruopštumo, tokio labai tobulo išbaigtumo. Labai tobuli darbeliai, nuo iki visiškai viskas tobula. Aš jau megzdavau rūbus, kažkaip tai daugiau į vaikus orientuotai. Ir visą laiką knietėjau pabandyti žaislus, bet man labiau limpa virbalai nei vašelės, todėl aš sakiau, aš niekada su vašeliu nieko, nes nemoku ir neskaitau schemų. Bet kažkaip tai, kaip nori, randi kaip prieiti. Ir būtent pirmas buvo meškutis, nunertas. Ir kai jisai kosminiu greičiu rado įmeškintojų šeimą, tai kažkaip tai prasidėjo jų era. Bet eina ir kiti žaislai,
sakykime, vis kažką tai naujo nori pabandyti, išmokti, padaryti, bet kartu ir nešti savo. Ramunė neria ne tik meškučius, bet ir zuikius, lamas ar katinus. Katinai, čia naujausias buvo toksai sumąstymas, kažkaip tai norėjosi katinuko tokio ir man jie tokie nekalti, nors iš tikrųjų dažniausiai zbitkų darantis, tai vat praktiškai visos detalės lygiai taip pat, sakykime, keičiasi irgi siūliukas, papildomai uodegytė. Taip, čia yra būtent kalėdinės eglutės žaisliukai, kažkodėl tai man jie tokie labai patiko ir aš jų labai norėjau, man jie tokie irgi savotiškai galbūt ir laimę nešantis. Aš tuo tikiu. Paskui buvo irgi noras išbandyti lamas. Nors čia kas norės kaip, nori asiliukas, nori avinukas, nori lama. Lygiai taip pat visi rūbeliai visą laiką yra nusiemantis, kad turėtų vaikas ką veikti, žaistis. Tada tokia ir kitokia lama. Šitos jos tokios gali ir sėdėti, irgi viskas nusiema. Tie patys žaislai, tos pačios schemos, jos iš tikrųjų yra nuolat tobulinamos, nuolat kažkas tai dadedama, nuolat kažkur kažkas tai žiūrima, kaip ten, galbūt ten vienur rakelės daugiau, kitur mažiau, vienur aukščiau, kitur. Ir nėra nei vieno žaislo, bent jau tikrai daug esu jų padarius, nėra nei vieno vienodo aprengto. Bent jau minimali detalė, bent jau sagutė, bent jau kažkur kažkas tai, sakykime, va irgi rūbelio margumas, kažkas tai turi skirtis. Po meškučių ir zuikučių Ramunė pamėgino nunerti ir lėlę. Tai buvo pabandymas, sako ji, ir labai pavykęs. Netrukus lėlių atsirado ir daugiau. Buvau niekad nenėrusi, bet labai knietėjo išbandyti kažką tai tokio vat kito. Tai irgi taip gimė lėlytės. Daug kas klausia, kodėl nėra lūpų. Todėl, kad, sakykime, kiekvienas vaikas, priklauso nuo jo nuotaikos. Jeigu jam gera, jisai žiūrėdamas tą lėlę, jisai matys ją besišypsančią. O kuris vaikas, būdamas blogos nuotaikos ar verkiantis, norės matyti besišypsančią lėlę šalia? Todėl vaikai labai, kaip sakykime, turi tikrai gerą fantaziją ir jie mato tai, ką jie nori matyti. Jie, pavyzdžiui, žiūrėdami, iš tikrųjų, žiūrint, aš, sakykime, jeigu geros nuotaikos, aš ją matau geros nuotaikos. Tu turi matyti tai, ką tu matai. Jeigu čia bus didelės raudonos lūpos, tai visi matys, kad tenais šypsos ar tenka. Bet vaizduotė tiek pas suaugusį, tiek pas vaiką yra labai laki ir jinai, kaip sakykime, tą patį mato, ką jie nori matyti. Čia irgi, sakykime, kitokia norėjosi geltonplaukės. Jos irgi iš to siekia. Na, o koksgi Ramunės mylimiausias kuriamas žaislas? Ko gero, meškučiai. Nors man, sakykime, dabar tas, sakykime, tie katinai, jie tokie, tokie nekaltai kalti, bet šiaip išskirt aš nė vieno negaliu. Kuris tenai, sakykime, man net ir tie patys zuikiai jie, man jie visi patinka. Jeigu man jie nepatiktų, aš jų nedaryčiau. Žvelgiant į Ramunės kurtus žaislus, atrodo, jog tai labai sudėtingas darbas. Pati autorė turi savo paaiškinimą. Nerti nėra gal sudėtinga. Ko gero, didžioji dauguma nėrėjų pasakyti, kad susiūti detalės čia yra sudėtingiausia ir nemaloniausias dalykas. Eina kūnas, pirma batai, tada eina kūnas, tada eina rankos, galva, ausys, nosis ir viskas siuvasi. Stengiuosi taip, kad apsiūti kelis kartus, kad patempus jisai tikrai nenutrūktų, nes aš noriu, kad vaikai su jais žaistų. Ir kad saugu būtų. Todėl kiekvienos akytės jos skaitosi saugios, bet aš jas dar papildomai užlydau,
kad, neduok dieve, maža kas, ar duokytę, ar nosytę patrauks daugiau vaikas, ar, kad būtų saugu jam. Nes, atrodo, tie mažieji, jie tokie švelnus ir nekalti, bet kartais gali įvykti įvairios detalės, avarijos ir taip toliau. Tai jau kai susivat visą kūną, o rankos, kojos atskirai? Atskirai. Irgi. Kojos eina, visas kūnelis eina vientisas. Tik tais atskirai neremi batukai, tada keičiasi siūlos ir tada jau tvirtinasi prie kūnelio rankytės ir siuvasi galvytė. Viskas kemšasi atskirai. Ir tada jau rūbus. O tada jau rūbai, taip. Tada jau virbalai yra. Taip. Virbalai, adata. Nes, tarkim, sijonukai jie visi irgi ant gumos, kad būtų tiems, kas žaidžia paprasta, megztukai nusirengia, irgi papuošimai, bantai, spinai irgi nusiema. Ta prasme, tai yra žaislas žaidimui. Tam, kad įsitrauktų į tą žaidimą galbūt ir mamytės, ir močiutės, kadangi su vienu ir tuo pačiu rūbu visą gyvenimą nežaisi, o kad galėtų kažką tai pasiūti, aprengti. Taip, kad, tai būtų visa šeima žaistų. Kad visa šeima žaistų, pabrėžia Ramunė ir prisimena savo vaikystėje turėtą lėlę, kuri jai buvo tikra svajonė. Tais laikais, kaip mes augome, mes daugiau matydavom tas lėles parduotuvėje, negu kad pas save. Aš atsimenu, dar maža buvau, kažkada tai mama buvo nusipirkusi tą pačią plastikinę lėlę. Tai buvo labai graži lėlė. Ir, sakykime, padeda į sekciją ir tu jos gink dieve neimk, nes tu ištepliosi. Ir man augant tam mažam vaikui, ta lėlė buvo kažkas tokio, wow. Todėl aš noriu, kad su mano lėlėm žaistų. Žaistų, galbūt ten, sakykime, jinai kažkur tai pagulės kampe, galbūt, sakykime, aprengta kreivai bus, bet kad jinai būtų žaidybinė. Nes taip, galbūt aš tada norėjau žaisti tą lėlę, bet man jos taip ir neleido. Ne, nuoskaudos dėl to nejaučiu, sako Ramunė. Galbūt šis įvykis ir padėjo atsirasti tokiam neįprastam ir be galo maloniam pomėgiui, svarsto ji. Ir prideda, jog kurdama tikisi vieno, kad su jo žaislais bus žaidžiama ir kad jie gyvens kuo ilgiau. Mano 2 sūnus augo, kažkada tai dar pirkom tik gimusiems. Vienas gavo dovanų, o kitas pirkom ko gero dar. Tokie pliušiniai šuniukai buvo. Praėjus jau 27 metai, bet jie dar yra. Todėl labai norėtųsi, kad kažkas tai iš šitų mano darytų žaislų po 27 metų dar turėtų. Žaislų kūrimas tai nėra gyvenimo būdas, sako Ramunė. Tai pomėgis skatinantis tobulėti ir judėti pirmyn. Tai man nėra gyvenimo būdas, tai yra būtent hobis, malonumas. Aš medituoju tą darydama. Aš turiu galvoti apie tą žmogų, kuris gaus tą žaislą. Aš tikrai įdedu dalį savęs, nors tai skamba kaip nuvalkiota, bet man tai yra svarbu. Svarbu, kad, sakykime, tas žaislas gyventų tą gyvenimą. Man patinka tai, ką darau. Man, pavyzdžiui, visai smagu nerti, nėriau papūgą. Ir neri iš to, ką matai iš nuotraukos, be jokių schemų, be nieko. Sėdi, skaičiuoji, ardai, rašaisi, vėl tada darai. Vėl atiderini, kaip jinai turėtų būti. Vėlgi, sakykime, tai pasidarai konkrečiai nuo A iki Z savo. Vėlgi, sakykime, atrandi kažką tai naujo. Klausia, ar gali padaryti tokį personažą. Gyvenime nežinau, kas tai yra. Bet pasirodo kažkur tai Anglijoje, ar tenais Švedijoje, ar Prancūzijoje, jie yra labai jau populiarūs. Bet sakau, mokaisi
ne tik nėrimo, bet ir filmukų pasaulio. Tai va, tai galbūt yra tie planai dar tolimi, kurių net aš ir pati nežinau, bet dar bus. Bet šiaip yra. Turi būti stimulas judėti į priekį. Tai tokia šiandienos pažintis su dviejomis žaislų kūrėjomis, pusseserėmis, nutekėjusiomis į tą pačią šeimą ir turinčiomis ne tik tą pačią pavardę, bet ir gebėjimus bei pomėgius. Tai Asta Milčiuvienė ir Ramunė Milčiuvienė. Palinkėkime kūrėjoms, kad iš jų šeimų ir giminės moterų paveldėta rankdarbių tradicija skleistusi ir toliau būtų perduodama iš kartos į kartą.